Šiandien turime pirmąjį Diva Pro Styling pristatymo renginį, kurio metu papasakojom apie profesionalių įrankių, plaukų džiovintuvų ir formavimo įrankių privalumus, į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis įrankį profesionaliam naudojimui, tiek naudojimui namuose. Ir taip pat pademonstravo Katrė Kobo Creative dvi profesionalias šukuosenas ant modelių su Diva Pro Styling įrankiais. Tai šiandien dariau dvi šukuosenas, manau pavyko labai gerai, gavosi gražiai lygiai, o kita buvo labai lengvos, bet ir išraiškingos bangutės, kurias dariau tiesintuvo pagalba. Ką išmokau, tai iš tikrųjų galėt matyti ant Medos ant paskutinio modelio, tai kaip tiestuvu galima išgauti tokias lengvas bangas. Taip, tai renginys man labai patiko, iš tikrųjų visą laiką labai smagu pamatyti, ką kuria Katrė, tai yra didžiausia inspiracija turbūt visoms Lietuvos meistrėms, taip pat susipažinti su nauju brandu Diva. Tikrai įrankiai atrodo labai puikus, pasirinkimas yra tikrai pakankamai didelis, tai nekantrauju išbandyti.